Trumpai pristatysiu Cosentino, kas mes esam, kas mes tokie, kokie yra mūsų prekės ženklai, kur naudojame mūsų paviršiai ir daugiausiai dėmesio skirsiu vonios kambariui šį kartą ir parodysiu tikrai gražias inspiracijas, mūsų projektus, jau įgyvendintus projektus su žinomais pasaulinio lygio dizaineriais. Tai apie mus. Mes esam ispanų didžiausia akmens ir dirbtinio akmens gamybos įmonė. Mūsų visa gamyba yra Ispanijoje, Almerijai, čia jeigu taip tarp Alicante ir Malagos. Nei viena plokštė Cosentino nėra gaminama niekur kitur. Viskas yra gaminama vienoj gamyklai. Iki šiol tai yra šeimos verslas, kuris prasidėjo 46 metais. Ir iki šiol visas verslas yra tos pačios šeimos rankose. Tai čia pabandysiu jungti filmuką, kuris turbūt geriau papasakos apie mus, kas mes. Avant-garde, retro, Mediterranean, or industrial. Design is all around you. And design is not just beauty, it is functional beauty. When art and science come together in products with advanced features to give life to unique spaces, then it's not just design, it's almost magic. At Cosentino, that's exactly the magic that excites us. Inspiring people every day and seeing how our architectural surfaces come to life in spaces that break the mold anywhere in the world. That's what inspires us. On the skin of the most iconic buildings, in the best hotels, in the most emblematic locations, in the best kitchens in the world, and in your own home. Transforming your bathroom into your favorite spa, and your kitchen into the canvas of the next Picasso. Our magic was born in Almeria, between the desert and the sea, and it has naturally made us understand the balance, beauty, and importance of what we must preserve. The innovation that defines us looks always towards nature. Understanding and emulating it, putting technology at its surface and yours. It holds all the answers. Our sustainable innovation is the best legacy for a shared future. This is the code of our DNA. A DNA that travels across the 5 continents through Cosentino city centers. Spaces that represent our spirit, origin, and legacy. Our meeting place for design and architecture professionals. An open space to create together, experiment with our materials, and foster networking relationships with the most creative minds in each city. Because by creating together, we have taken great steps and made new universes a reality all over the world, making our products into design spaces filled with life, thanks to our partners, showrooms, and fabricators. And we do it through our brands and our digital strategy, flags of the sustainable innovation, symbols that bring us closer to consumers through a differential, unique communication, integrating our value chain in a revolutionary digital ecosystem. Silestone was born to revolutionize kitchens around the world and continues to do so thanks to the new Hybrid Plus technology. More sustainable, more Silestone. Decton is synonymous of avant-garde, versatility, innovation, and beauty to break the boundaries between interior and exterior spaces. Between natural beauty and unparalleled performance, and Sensa, the most exquisite stone selected from the best quarries in the world, which maintains its beauty thanks to our special, one-of-a-kind natural stone protection. It is exciting to see our surfaces travel from our 8 factories to over 23 Cosentino city showrooms, 121 Cosentino centers, and 4 hubs, reaching customers in over 90 countries. Thanks to an environmentally friendly logistics network and a business model that allows us to bring design, nature, and emotion to any place on the planet in record time. 3 values lived and breathed in a company where we all belong, where over 5,700 people around the world are our greatest asset,
imagining and anticipating tomorrow to inspire you and design a more beautiful, functional, sustainable, and humane future. We are Cosentino. Tai čia buvo trumpas, gal vidutinio ilgumo filmukas apie mūsų įmonę. Aišku, labai mažai kas parodyta, bet bent jau taip suprasti, kas mes esam ir iš kur mes esam. Tai čia vienas iš tokių mūsų šūkių, kad mūsų DNR yra tai, kas daro mūsų unikalius. Čia gal šiek tiek, kad kompanija iš tikrųjų labai daug investuoja ne tik į gamybą, ne tik į visus procesus, į naujoves, bet to pačiu ir į žmonės. Mes esam tikrai pasaulinio lygio kompanija, šiaip virš 60% mūsų produkcija yra parduodama Amerikoje. Bet čia šitam žemėlapė matot, kur yra mūsų centrai ir aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad Cosentino pasirinko savo centrai būtent Lietuvą ir čia iš Lietuvos, iš mūsų sandėlių, kurie yra Graičiūno gatvė, aš paskui duosiu irgi tikslesnį adresą, mes aptarnaujam visas 3 Pabaltijos šalis. Tai čia vat, matot mūsų žemėlapis ir galiu pasakyti, turbūt kitą kartą, jeigu Nideko pakvies mus vėl daryti pristatymą, tai žemėlapis pasikeis, atsiras dar daugiau juodų taškų, nes Cosentino kiekvienais metais atidaro nuo 5 iki 10 vidutiniškai naujų centrų arba naujų logistikos centrų. Tai kokiegi mūsų prekės ženklai, turbūt daugelį tikiuosi jau teko susidurti arba girdėti apie mus, tai yra Silestone, Dekton, Sensa ir gal mažiau žinomas Scalea. Tai kas yra Silestone? Tiesa, jeigu aš kalbėsiu ir bus kažkokių klausimų, norėsit užduoti, gal tiesiai ir klauskit, galėsiu paaiškinti. Tai Silestonas tai yra mineralinis paviršius, kuris turi tam tikras pagrindinės savybės. Yra atsparus dėmėms, atsparus smūgiams, rūgštims ir įbrėžimams. Taip pat gali būti skirtingi paviršiai Silestono. Jisai gali būti poliruotas, matinis ir grublėtas. Nuo paviršiai gali būti skirtingi, bet savybės lieka tos pačios. Galimi storiai gali būti nuo 12 mm, 2 ir 3 cm, didelio formato ir pagrindinis panaudojimas Silestone yra naudojamas virtuviai, vonioj. Aš visą laiką dar sakau, kad Silestonas yra pagrindinė medžiaga, kuri yra naudojama interjere viduj, nes Silestoną nerekomenduojama naudoti lauke. Čia šiek tiek įdėjau irgi informacijos apie tai, kad Silestonas, nes paskutiniu metu, aš manau, visiems yra svarbus yra tvarumo klausimas, ekologija, tai Silestonas yra tikrai ekologiška medžiaga, kur naudojama gamyboje elektros energija gaunama iš atsinaujinančių elektros šaltinių. Taip pat yra virš 20% šiuo momentu įdedama perdirbtos medžiagos į plokštės, naudojamas perdirbtas vanduo ir taip. Ir 25 metai garantija medžiagai suteikiama. Tai čia, jeigu registruojama yra pas mus, 25 metai, kad medžiaga nepakeis savo savybių. Tai čia viena nuotrauka tiesiog irgi vėlgi apie pagrindinės savybės, ką turi Silestonas, bet tiesiog matyti, ant kiek yra aukšto lygio technologijos naudojamas gamyboje, kad tas akmuo, tai visur yra akmens arba dulkės, mineralai, kaip jisai atrodo, kaip šiuo atveju kaip lava, kaip ugnikalnio išsiveržimas. Kiekvienais metais išleidžiam kelias skirtingas kolekcijas. Tai va čia yra parodytas paskutinių mūsų kelios kolekcijos Silestono. Dažniausiai kiekvienoje kolekcijoje būna 4, 6, 8 spalvos. Kita medžiaga, kitas mūsų brandas, tai yra Dekton. Dekton tai yra labai sunku apibriežti. Iš tikrųjų, mes visą laiką ir įmonės viduj diskutuojam, kasgi tai yra Dekton. Ar tai yra keramika, ar tai yra dirbtinis akmuo, kas tai yra. Tai šiuo atveju aš visą laiką sakau, gal ne kaip pavadinsi, o kas yra ta medžiaga. Tai Dekton yra
mineralai, akmuo sumaltas, supresuotas, be jokios rišamosios medžiagos pagalbos. Ką tai reiškia? Kad nėra jokių papildomų medžiagų, tai yra 100% akmuo. Galingo preso pagalba presuojamas. Ta medžiaga yra unikali, jinai yra vienalytė ir praktiškai neturi jokių porų. Ko pasekoje įgeriamumas. Į šitą medžiagą niekas neįsigeria. Todėl ir tos gal ir privalumai yra medžiaga pilnai atspari ultravioletui. Net naudojant fasaduose, nes Dekton galima medžiagą naudoti fasaduose, mes duodam 25 metus garantiją, kad nepasikeis spalva. Nepriklausomai, ar tai yra saulė, ar tai yra lietus, ar tai yra sniegas. Spalva išliks ta pati. Įbrėžimai. Medžiaga pilnai yra atspari įbrėžimams. Tai reiškia, vėlgi, imant aštrius daiktus, nepažeisit medžiagos. Atsparumas dėmėms išeina iš tų savybių, kad medžiaga yra supresuotas akmuo, niekas neįsigeria. Ugniai yra aukštai temperatūrai, tai reiškia, jeigu naudojam, pavyzdžiui, šitą medžiagą virtuvėje, tai galima drąsiai puodą statyti iš orkaitės tiesiai ant paviršiaus. Atsparus temperatūriniams ciklams, tai gal yra svarbu vėlgi, jeigu naudojama virtuvėje, vonioj, kur yra drėgmė, arba fasaduose, kur gali būti temperatūrų kažkokie svyravimai ir skirtumai. Ir mechaniniam poveikiui. Vėlgi yra skirtingų paviršių, gali būti blizgus, gali būti matinis, velvetas ir toks matinis tekstūruotas velvetas. Skirtingi paviršiai. Kas su Dekton skiriasi nuo Salston savo savybėmis ir panaudojimu, kad gali būti naudojamas lauke ir viduje. Ir taipogi yra ultraplonos plokštės. Tai plokštė gali būti pati ploniausia, gali būti 4 mm. Praktiškai kaip ir plytelė, 4 mm, bet jūs gaunat akmens visas savybės, vaizdą 4 mm. Tai yra vėlgi įtakoja tada kainą. Ir jeigu reikia kažkur kabinti kaip fasadinę plokštę, tai reiškia svoris. 4, 8, 12, 20. Ir yra didelio formato, kas dabar yra madinga, tai didelio formato plytelės, tai Dekton irgi nuo 1,40 m 3,20 plokščių turi. Vėlgi ekologiška medžiaga, 25 metai garantija, naudojamas daug perdirbtos medžiagos, elektra energija iš saulės kolektorių, perdirbtas vanduo ir CO2 yra 0. Kiekvienais metais vėlgi yra kelios kolekcijos gali būti, čia yra vienos iš paskutinių kolekcijų. Kiekviena, kaip ir minėjau, yra kelios spalvos kolekcijai. Sensa trečias mūsų brandas, irgi tikiuosi, kad jau žinomas ir girdėtas, tai Sensa yra natūralus akmuo, kuris yra padengtas specialiu padengimu. Ką duoda tas padengimas? Kad niekas vėlgi neįsigeria į akmenį, akmuo mažiau keičia savo savybės ir nereikalauja papildomo impregnavimo, nes jeigu žinot, kad natūralus akmuo, jeigu jisai naudojamas yra skirtingose paviršiuose interjeruose, jisai reikalauja impregnavimo. Tai Sensa šiuo atveju nereikalauja. Ir kas vėlgi dar paminėsiu, kas yra svarbu, kad mes turim sertifikatus, kad šitas akmuo Sensa yra patvirtintas tiesioginiam naudojimui su maistu. Labai dažnai į tai nekreipiama yra dėmesio, kad imamas kažkokios, sakysim, ne kitų gamintojų, bet kitos plokštės gali neturėti tų sertifikatų, tai mūsų plokštės turi sertifikatus, kad tai yra saugu, kad nėra radiacijos arba kitų priemaišų, kas gali įtakoti maisto kokybę ir galų gale žmogaus sveikatą. Tai va čia yra labai paprastas paveiksliukas, kuris rodo, ką reiškia mūsų Sensa akmuo. Ir šalia yra paprastas akmuo be to specialaus padengimo. Ir kaip pavyzdys, tai turbūt yra kavos lašiukas, bet galite įsivaizduoti, kad tai gali būti bet koks skystis. Sensa, jisai tiesiog stoja ant viršaus ir neįsigeria. Be padengimo tiesiog įsigeria. Ir
tikrai yra sunku ir praktiškai neįmanoma išvalyti ir panaikinti šitas dėmes. Tai čia daugiau dabar eisiu į interjero paviršius. Tai kur gali būti naudojamas akmuo? Nes turbūt prieš daug metų akmuo buvo naudojamas tik dažniausiai vienoje vietoje, net nesakysiu kur. Buvo labai didelis ryšys su paminklai, su visko, bet dabar žiūriu, kad akmuo daro labai didelę, kaip pasakyti, proveržį ir interjero, šiuolaikinio interjero turbūt jau niekas neįsivaizduoja be akmens. Tai virtuvė tai gali būti stalviršiai, apsauginės sienelės, kriauklės, apdaila arba grindų danga. Voniose tai būtų stalviršiai, praustuvai, dušo padėklai, dušo sienelės, apdaila ir grindų danga. Na ir kiti paviršiai tai būtų židiniai, baldų paviršiai, fasadai ir apdaila. Tai čia sudėjau kelis pavyzdėlius, kaip atrodo virtuvės plautuvės iš Silestono. Toks galima išgauti vientisą vaizdą, turint plautuvę ir stalviršį. Vonios praustuvai, kurie yra gaminami irgi mūsų gamykloje iš visų anksčiau išvardintų mūsų gaminamų plokščių. Ir gali būti dušo padėklai. Dušo padėklai yra patogus tam, kad nereikia formuoti jokio nuolydžio. Jisai ateina gamyklinis, statomas ant grindų vietos, kur stovės dušas. Daugiau nieko nereikia daryti. Čia vėlgi keli yra pavyzdžiai, kaip pavyzdžiui didelio formato plytelė, praustuvas ir mūsų dušo padėklas. Kas vėlgi yra unikalu, kai mes kalbam apie Dekton, kad galima išgauti tą vientisą vaizdą labai paprastai. Tai yra gali būti grindų plytelė, gali būti sienų plytelė, dušo padėklas ir praustuvas iš tos pačios medžiagos. Tai reiškia vientisas vaizdas, gražus interjeras ir visuose paviršiuose tos pačios savybės. Čia šiek tiek jau detaliau į vonios kolekciją, ką mes turim ir ką mes siūlom klientams. Tai yra skirtingi kaip ir standartiniai modeliai. Čia jie specialiai pavaizduoti yra balta spalva, tam, kad įsivaizduoti, kad iš bet kokios Silestone Dekton spalvos gali būti pagamintas toks praustuvas. Ir toliau jau yra kaip pavyzdys yra vienas modelis paimtas, tai yra keli standartai nurodyti čia, bet pats, pavyzdžiui, paviršiaus ilgis gali būti pasirenkamas laisvai pagal jūsų poreikį. Čia pavyzdys vieno iš to, kur jūs matėt prieš tai, kaip jisai atrodo baltas, ir čia yra pavyzdys, kaip atrodo jau iš pasirinktos medžiagos praustuvas. Vėlgi mūsų praustuvai yra gaminami gamykloje Ispanijoje ir jiems yra suteikiama garantija. Čia keli interjero pavyzdžiai, kurios yra panaudotos mūsų plokštės. Tai viena iš, pavyzdžiui, cepo šitoj pusėje kolekcija gali būti vėlgi grindis, sienelės, dušo padėklas ir stalviršis. Čia sudėjau tiesiog irgi spalvas, kad matytųsi, koks yra spalvų pasirinkimas. Šiek tiek, aišku, gyvai viskas daug įdomiau ir gražiau atrodo, bet tiesiog matosi, kad spalvų pasirinkimas tikrai yra nemažas. Yra kelios grupės, tai grupės yra tam, kad spalvos skiriasi pagal kainą, tai skirtingų kainų grupių, skirtingos spalvos priklauso skirtingų kainų grupėm. Dektonas irgi turi nemažą spalvų pasirinkimą. Ir čia, jeigu jūs norėtumėt gauti daugiau inspiracijų ir sužinoti apie mūsų įmonę, tai yra, galite nuskanuoti QR kodą ir jisai nuves jūs į mūsų puslapį, kuriame rasit visą informaciją apie įmonę ir tikrai nemažai inspiracijų ir įdomių projektų. Tai va čia dabar nuotrauka turbūt iš vieno iš salonų, ne Lietuvoje, bet tiesiog matosi panaudojamas, Silestonas panaudotas yra stalviršiui ir taipogi sienos ir grindų plytelė iš tos pačios medžiagos.
Cosentino dirba su skirtingais dizaineriais, ką mes turim tokias kaip ir kolaboracijas, net ir Lietuvoje, keli projektai, tie, kurie yra įdomus ir padaryti su mūsų akmeniu, mes tengiamės parodyti visam pasauliu, kokie mes esam talentingi arba kitų šalių dizaineriai, tai visą laiką dalinamės. Tai čia šitoj skaidriai keli dizaineriai, su kuriais buvo sukurtos paskutinės mūsų kolekcijos ir mes turim tam tikrų vonios projektų. Tai vienas iš dizainerių, su kuriuo mes sukūrėm Petra Kaut kolekciją, kurioje dominuoja labiau travertino vaizdo plokštės, yra jo dizainas, jo sukurta vonia, kurioje yra panaudotos mūsų plokštės. Čia net surašytas yra, kokios plokštės panaudotos, koks yra praustuvo modelis panaudotas, kokios yra spalvos. Su Klaudija, jinai yra Amerikos dizainerė. Buvo sukurta irgi viena iš paskutinių mūsų kolekcijų, Yukio kolekcija, kurioje iš karto plokštės yra išgraviruotos, turi tam tikrus griovelius. Ir kas yra vėlgi naujo, kad akmuo įgauna tokias ryškesnės spalvas ir ryškesnę struktūrą. Čia išdidintas vaizdas, Dekton Amberis oranžinė tokia kaip terakota spalva naudojama ant sienos, bet matosi, kad tos plokštės iš karto ateina su grioveliais. Pati plokštė, kurią galima tada išformuoti reikiamą paviršių. Vienas iš projektų irgi, kuris man patiko, toks vientisas labai įdomus projektas, tai yra jau už praeitų metų, 23 metų. Panaudotos labiau natūralios medžiagos, kurios atrodo pakankamai natūraliai ir išgaunamas toks, man tai labiau urvo vaizdas. Vienas iš dizaino irgi projektų, visur matomos yra mūsų plokštės. Praustuvai, irgi galiu paminėti, kad darant praustuvus galima iš karto numatyti, kad būtų 2 vietos, kaip šitam šitoj nuotraukai. Čia irgi toks labai futuristinis dizainas, įdomesnis, kur atrodo gal ir sudėtingas, bet žinant, kad tas praustuvas gali būti tiesiog užsakomas tiesiai iš gamyklos ir pastatomas ant piedestalo. Čia įdėjau ir paskui pati susimašiau apie apvalią vonią. Iš tikrųjų, apvalias vonias mes negaminam, bet čia tiesiog kaip pavyzdys yra, kaip sienų danga galima gražiai išformuoti su akmeniu. Ir vėlgi akcentas yra praustuvai. Surašytos, kokios yra medžiagos naudojamos, tai visos medžiagos vėlgi yra prieinamos pas mus, pamatyti gyvai pas mus sandėly, mūsų centre, arba mūsų Cosentino puslapyje. Tai čia, žinokit, buvo tiek trumpai, bet visus kviesiu pas mus į svečius, nes mūsų centras yra Graičiūno 20B, yra mūsų centras ir sandėliai. Turim šiai dienai tarp 2–3 tūkstančių plokščių didelio formato. Mes esam atviri visiems. Galit iš anksto susitarę apie laiką, mes papasakosim daugiau, arba tiesiog atvažiuoti, apsilankyti ir pamatyti. Nes tikrai tokio dydžio kolekcijos akmenų, net negaliu sakyti sandėlio, bet čia labiau akmenų kolekcija, turbūt nėra Lietuvoje ir galėčiau teikti Pabaltijai. Tai čia mes esame mūsų adresas, visą laiką kviečiam, geriausiai nuo pirmadienio iki ketvirtadienio darbo metu, visada prašom atvažiuoti, pabūti, pasižiūrėti. Jeigu kažkokių klausimų turit apie akmenį, apie dirbtinį akmenį, apie gaminius, tai prašom. Ir dar mano kolegė galėčiau pristatyti Editą, kuri irgi dirba Lietuvos rinkoje, tai jeigu būtų kažkokie klausimai, tai mes čia galim atsakyti ir pagelbėti. Inteligentiškus maišytuvus, inovatyvius maišytuvus, tai yra gamintojas Lietuvoje pirmą kartą žengęs prieš mėnesį. Mes gavome išskirtinės teisės šitam produktui, kas yra
labai patogu ir kuo mes didžiuojame šitą įmonę, kad ji viską nuo pačios pirmos operacijos gamyboje savo produkcijos tiek maišytuvų, potinkinių sistemų, termostatinių, virštinkinių ir potinkinių, kūrybą, gamybą, paviršių dengimą, viską atlieka Ispanijoje. Tai įrodo jų gautas sertifikatas Ispanijoje, kad viskas atliekama pas juos vietoje gamykloje ir gamybos terminas ir tiekimas nuo 4 iki 6 savaičių maksimum. Tai jeigu, pavyzdžiui, kartais ir reikia, tai žmonės greitai įsigyja potinkinės dalis, kurias jie sandėliuoja ir virštinkinės pagamina per 4-6 savaitės mes jau turim Lietuvoje. Ši įmonė labai inovatyvių produktų turi ir iš tikrųjų, sakykime, tokių modelių dar galbūt, nežinau, gal jūs ir esat matę, šiaip vieną modelį esame atvežę Inkul serijos parodyti, kuri neturi apdailos, tai yra potinkinė dušo sistema, jinai gali būti ir potinkinė paprasta, gali būti termostatinė ir gali turėti apdailų. Aš toliau apie jas truputėlį pašnekėsiu. Vat matot, kiek sertifikatų, kiek patentų šitą įmonę turi, labai inovatyvi. Vėlgi, kas labai šiais laikais svarbu yra ekologija, tai jų gaminamiem produktam yra suteikti būtent šitie sertifikatai, nes tai yra patentavimas jų produkcijoje, pagrindžiantis, kad ir vandens mažiau taupumas, ir termostatinės sistemos, apie kurias aš papasakosiu, kokius privalumus turi būtent šitas gamintojas savo sistemose. Šiaip savo visiems produktams suteikia 5 metų garantiją, bet tam neįprastam savo padengimui, kuris vadinasi Enter Nile Style, PVD, turi 4 PVD spalvas, dažą baltą, juodą ir chromą. Tai PVD padengimo sistemai jie suteikia 20 metų garantiją. Jeigu ten kažkas tai jau ir atsitinka, kaip jie sako, tai keičiami naują. Bet šiaip tokių dalykų nėra buvę, jie tą mums įrodė. Bet kaip kalbėjau, rodžiau čia tą sistemą, dušo sistemą be termostatinio maišytuvo, kuri yra šita nerūdijančio plieno, nepotinkinė. Tai gali būti ir termostatinė, štai jinai taip atrodo, ir gali būti tos 4 spalvos, gali būti ir chromas, dažyta, ir tai priklauso kaina. PVD padengimas turi vieną kainų lygį, nesvarbu, ar jinai auksinė šampaninė, ar vario spalva, ar nerūdijantis plienas, ar grafitas, o dažytos sistemos ir chromas yra mažesnė kaina. Taip pat gali būti ir, kaip matote, virštinkinės sistemos. Tai va truputėlį norėčiau paminėti tas termostatinių maišytuvų sistemas, kuo jos ypatingos, kad jų termostatiniai tiek potinkinės sistemos, tiek virštinkinės maišytuvai turi apsaugą nuo kalkių. Dėl to, kad jų vidinės dalys yra chromuojamos, jie šitą dalyką yra užpatentavę, prie jų jos nėra tokios, sakykime, lepios kalkio apnašom, gali būti jungiamos prie momentinių šildytuvų, ko kiti, pavyzdžiui, gamintojai neleidžia ir neduoda garantijų, tai šitas gamintojas šitą dalyką užpatentavo ir yra labai patogus, kad nereikia, gali bet kokiam atvejam jį statytis tiek potinkinės, tiek virštinkinės sistemas. Taip pat, kaip matote, jos veikia nuo 0,4 slėgio. Tai ta prasme yra sistemos, kurios tokiam slėgiui blogai veikiančios, nes jeigu vandens spaudimas yra labai mažas, jinai tiesiog nelabai gražiai veikia, nepapildo pilnai vandens tiekimo, didelės dušo galvos, būna vanduo eina tik per centrą, o kraštinių vietų neaprūpina vanduo. Tai vėlgi, kaip sakiau, ekologija, aišku, mes taupom vandenį su termostatiniais maišytuvais. Vėlgi, ką turi šitie termostatinės sistemos ir maišytuvai, kad jeigu, pavyzdžiui, pas jūs dingsta šaltas vanduo, tai šitas maišytuvas blokuoja ir karšto vandens teikimą, tai jūs neapsiplikysit. Lygiai taip pat atvirkščiai, jeigu karštas vanduo dingsta, tai taip pat blokuoja maišytuvas vandens tiekimą aplamai iš maišytuvo ir
to temperatūrinio kaitos režimo žmogus nejaučia. Taip pat nereikalinga kalibracija, kaip kai kuriem kitų gamintojų maištuvams, nes montavimo metu nereikia jokio papildomo kalibravimo. Jūs pastatot, galit prie dujinio katilo, galit prie miesto sistemos, ji veikia puikiai. Na ir tai dar parodo, kad turi tą EONOR sertifikatą, nes būtent šitą termostatinį patentą jie yra patentavę ir jisai yra būtent patentuotas. Apie šitą padengimą, jų ypatumus. Aš galėsit po to pasižiūrėti dar iš arčiau šitas spalvas. Tai būtent tikrai labai estetiškai atrodantis metodas, jų paviršiai yra matiški, nesimato piršto anspaudų, labai lengvai valomas. Ir kaip ir sakiau, viską gamina ir padengimas vyksta jų gamykloje. Žalvaris dengiamas nikeliu, nikelis dengiamas chromu ir tada tik tai dengiama N-ternais paviršio danga pagal spalvą. Ir šiam paviršiui gamintojas suteikia būtent 20 metų garantiją, jeigu buitinis vartotojas naudojasi šituo produktu, o jeigu, sakykime, kažkur tai objektuose, kur didesnį pramoniniuose, sakykime, objektuose, tai 10 metų suteikiama šitam paviršiui garantija. Ką dar norėčiau parodyti, tai sistema gyro, kuo jinai yra įdomi. Jūs matote, jo stovi integruota dušo žarnelė su dušo galvute ir stovas pasisuka 180 laipsnių, galite nusukti į sienos pusę dušo galvutę, kad jos žarnelė neapkalkėtų, sakykime, nepapultų į ją vanduo. Taip pat visos sistemos GRB yra sausos. Ką tai reiškia? Kad niekada užsukus vandenį iš dušo galvutės nelašės vanduo. Taip pat turi antibakterinę sistemą, nes turi deguonies padavimą į korpusą. Visi šitie dalykai yra patentuoti ir niekada nesidaugina bakterijos, esant, pavyzdžiui, tokiam atveju, jeigu jūs neužkaitinat boilerio daugiau negu 40 laipsnių temperatūros, atsiranda bakterijos. Tai, sakykime, šitoje sistemoje niekada neatsiras bakterijų, nes jinai pašalina vandens likutį, bet ne per lašėjimą, kai užsukam vandenį, o, sakykime, savo patentuotų būdu. Tai vėlgi, jeigu čia aiškiau parodyta visa schema šitos sistemos, kaip jūs galit turėti dušo galvutę, taip pat ją į vidinę dalį yra, vidiniai dušo dalyje yra tokia ertmė, kurioje slepiasi dušo žarnelė ir pasukus stovą jūs tiesiog nematote tos galvutės ir žarnelės ir ją atsukus, ją turit mažą galvutę ir didelę. Šiaip galėsit pasižiūrėti, pas mus šalia salonė yra irgi šita sistema, galima bus vietoje pamatyti ir pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Toliau. Čia dar truputėlį apie tą sausą sistemą. Kaina nepabrangsta šitų sistemų, visos GRB dušo sistemos virštinkinės turi tą sausą ir vandens pratekėjimas ir bakterijų nesidauginimas yra mažutė skylutė apatiniai korpuso daly, kur likutis vandens išeina iš jos ir niekada nebus bakterijų atsirandančių, niekada iš dušo galvutės ar iš dušo galvos nelašės vanduo, kai jis yra užsuktas, nes būna likutis, kuris užsilieka dušo stovė ar dušo žarneliai, užsukus dar lašą. Taip pat turim įvairių pasiūlymų ir potinkinių, tiek virštinkinių, praustuvui kolekcijų su įvairiom rankenėlėm ir visom šitom 4 dangom. Taip pat gali būti žemės praustuviniai maišytuvai, gali būti iš lubų praustuviniai maišytuvai, gali būti iš sienos ir gali būti iš praustuvo. Ir taip pat šitas gamintojas, kuo jis yra labai patogus mūsų pasirinkimui, jeigu išsirenka didelį praustuvą, mes galime įsirinkti praustuvinį maišytuvą su 11 cm čiaupu. Jeigu norim didesnį čiaupą, tai gali būti 15 ilgio čiaupukas ir gali būti 20. Ta prasme, yra variacijos, kurias mes galime rinktis
ir modelis nesikeičia, tik čiaupo ilgis gali būti užsakomas toks, koks reikalingas. Kas dar įdomu pas šitą gamintoją, tai bidė maišytuvai, kurie galimi irgi įvairių PVD spalvų. Taip pat gali būti termostatiniai bidė maišytuvai ir gali būti vienas maišytuvas su potinkinė dalimi, kur reguliuojama maišytuvo temperatūra ties dušo laikiklio rankenėlė, štai va šitoje vietoje. Tai ją realiai galima nusireguliuoti tokia, kokia patogiai ir jinai visą laiką bus įjungus bidė dušelį, temperatūra normaliai, jeigu jūs norit maksimaliai karštos temperatūros, susireguliuojat su rankenėlė šoninė prie dušelio galvutės karštesnė arba šaltesnė temperatūra. Bet visos spalvos bus identiškai vienodos kaip dušo sistemos, kaip maišytuvų, bidė. Taip pat gali būti praustuviniai maišytuvai su vožtuvais praustuvui, irgi iš tos pačios spalvos. Ta prasme, viską suderinti vienos spalvos, jokių atspalvių kitimų nebus. Bus identiškai tokia pati spalva pasirinkto gaminio. Tai taip pat čia dar kaip nuotraukoje matome šitą kolekciją chromo ir aukso spalvos. Incool serija, čia yra nauja šių metų serija, kuri neturi visiškai apdailos, yra tiesiog montuojamas potinkinis mechanizmas ir laikiklis taip pat atkartoja rankenėlės ir maišytuvo formą. Tai gali būti, kaip sakiau, termostatinis, gali būti lubinis laikiklis, jame komplektuojamas, gali būti sienis, gali būti aplamai vien dušelio galvutė, kuri bus pagal pasirinktą jūsų spalvą. Nu, va čia variacijos jūs matote. 2 apvalūs rutuliukai tai paprasta dušo sistema, o 3 tai yra su termostatinė sistema. Tik termostatinė sistema galima horizontali ir vertikali, kaip parodyta. Taip pat pas juos yra toks gaminys kaip dušo lentynėlė, bet čia yra su dušo laikikliu ir, kaip matote, žarnele, nes čia yra paduodamas vanduo sumaišytas. Ir taip pat tas dušo laikiklis mažai galvutėj yra kaip lentynėlė. Dar irgi taip pat jie galima pasirinkti įvairių spalvų, kaip ir dušo sistemos spalva. Taip pat turime labai gražių variantų dušo kambariams. Jeigu kartais kažko ieško, tai, sakykime, šviestuvų tipo dušo sistemos, dušo kaskadinės sistemos yra iki metro dydžio lubinės. Ir sakykime, galvų pasirinkimai. Tai taip pat, ką mes galim dar pasiūlyti, vonios išpilimo ir pripilimo funkcijos ventilių sifonus, kurie irgi yra lygiai tos pačios spalvos, nereikia derinti, sakykime, nes būna kartais tas pats gamintojas tiekia produktus, katalogė atrodo ir visus, bet skiriasi atspalviai. Tai šitas gamintojas realiai siūlo viską, kas reikalinga vonios kambariui ir savo tiekiamų spalvų paletėje. Ir iš tikrųjų, kas yra patogu, tai greitas pristatymas. Tai yra didžiulis privalumas, nes tikrai nepaslapti šiuo metu kartais tie terminai ne visai tenkina. Ir su šituo gamintoju tai yra didžiulis pliusas, tai kad jie visas operacijas gamybos atlieka pas save ir praktiškai 4 netgi savaitės kartais įspaudžiame. Viską jau aplamai tiekti pas save Lietuvoje turėti vietoje. Tik tai kartais su transportu ten, sakykime, būna tokių dalykų, tai jau ten maks 6 savaitės, bet įprastai tai, sakau, labai, labai geras terminas, nes kartais per 2 savaitės pateikiam potinkinės, ką gali daryti pradžiai, susideda potinkinės dalis ir žmonės gali atlikti ten gipso ir plytelių klijavimo darbus. Ir kol jie pabaigia darbus, mes jau viską turim ir virštinkinės dalis. Mano tema galbūt yra apie tai, kad mes kaip interjero dizaineriai, kai susikuriam savo interjero projektą, jau yra ta galutinė vyšnia ant torto, kai mes keliavom jo nufotografuoti. Ir kaip pasiruošti tą interjerą, kad jis atrodytų patraukliai, būtent fotografavimo metu. Ir aš tokį
į tokią nišą atėjau, tai home stagingas. Jeigu jinai nėra girdėta, tai mano pagrindinis klientas buvo nekilnojamo turto brokeris ir jo tikslas buvo parduoti nekilnojamo turtą ir aš ateidavau jį paruošti su savo aksesuarais, savo daiktais, aš jau turiu sandėlį tam tikrų daiktų ir iš tikrųjų per mano akiratį per metus po 100 gal 15, aš ten statistiką vedžiausi, skirtingų interjerų teko dekoruoti. Tai ir mano pačios įrengti projektai, ir dekoruoti kitų įrengti projektai parodė, kad iš tikrųjų yra tam tikros vietos, ką svarbu pasižiūrėti. Tai interjero dekoravimas skamba labai gražiai, iki tol, kol jis netampa logistika. Ir tikrai turbūt esat patyrusios, kai nukeliaujate savo įrengtą projektą ir tenka ir tą veidrodį pavalyti, nes klientas kažkur ten nepavalė ir ten kokius žaislus greitai suslėpti. Tai iš tikrųjų yra tam tikros vietos, ką pasižymėjau, ką reikėtų padaryti. Tai čia mano situacija prieš 3 savaitės. Klientė, labai gražus namas, 300 kvadratų, įrenginėjom 3 metus, bet situacija gavosi tokia, kad klientam negaliu pasakyti, kad žiūrėkit, galbūt jūsų veidrodukas nešvarus. Šiuo atveju buvo ir ta situacija, kad klientai dirbo. Tai man atvykus su interjero fotografu, tai tiesiog ėmiau pirštinės ir ėmiau viską valytis, nes esminiai dalykai, ne visada turime tą prabangą, kai galime ateiti į objektą, kai jis yra tik įrengtas, dažnai būna, kad klientas galbūt pradeda gyventi ant čiužinio, nesulaukia lovos ir mes ateinam fotografuoti, kai jis jau tenais gyvena ir atkeliauja visi tie mūsų norimi daiktai. Tai pagrindiniai dalykai, kas yra home staging'e, tai mums reikia parodyti, kad tai yra mūsų kurtas interjeras, o ne tų žmonių namai, kuriuose jau jie gyvena. Tai reikia nukraustyti visus paviršius, paslėpti religinę atributiką, jeigu jie ten turi tokių, tada be abejo, kad visa švara yra, bet ir asmeninės nuotraukos turi pasislėpti. Ir yra tam tikri dalykai, kurie yra nefotografuojami interjere. Tai kai mes turime interjerą vonios kambaryje, tai mes niekada nefotografuojame tokių higienos aksesuarų. Niekada nėra fotografuojami vonios kilimėliai, ten tualeto šepetys, higienos, ant dantų pastos, šiaip net rankšluosčių nefotografuoju, tai va šitas yra kadras su rankšluostuku, tai mes darėm ir be jo, nes yra šildoma senelė, tai tiesiog taip pasirinktinai, bet stengiamasi kuo labiau nuimti viską ir palikti tą tokią švarę erdvę. Ir va čia vienas iš pavyzdžių atkeliavus nufotografuoti interjero. Interjeras šiuo atveju yra kurtas ne mano, o kitų dizainerių, bet čia buvo parduodamas būstas ir natūralu, kad mes matom taip, kaip jis yra, kad jis yra gyvenimas ir reikia kuo labiau nutuštinti. Tai aš dabar gal labiau apie nuasmenimą pakalbėsiu, o po to bus apie tai, ką reikėtų pasiimti, kad ar kokias tą zoną susižiūrėti dekoravimui. Taip pat mes virtuvėje nefotografuojam tokių, sakykime, magnetukai ant šaldytuvo, kai dabar šaldytuvai montuojami, gal to mažiau pasitaiko, bet niekada buities prietaisų, pas mane virdulio, kavos aparatų, jeigu ir aš stengiuosi nuimti, palikti tą tokią švarę zoną, kad jinai atrodytų tik ką įrengta ir dar niekas tenais negyveno. Ir dažniausiai būna, sakykime, ta tokia situacija, jeigu klientai įsileidžia, tai būna gyvenama erdvė, reikia kuo labiau nutuštinti, tai paslėpėme vėlgi viską, visus rankšluostėlius, na čia šiuo atveju padekoruota buvo. Ir kalbant apie miegamąjį, tai visada stengiuosi nuimti klientų patalinę, aš atsivežu savo patalinę dekoruoti arba lovatėse, bet klientų patalinė, jeigu jinai atrodo, sakykime, pakankamai gražiai ir stilistikai tinkama, jinai laik būna raukšlėta, jinai vis tiek miegota, jinai neturi to tokio efekto, kad tik ką naują įrengtą, noris parodyti tokį pardaviminį efektą. Ne, kad koncentruotumės į tai, kad jau kažkas gyvena, o į tą tokį švarų rezultatą. Tai asmeniniai daiktai, augintinio guoliai, vaikiška lovytė, tai čia irgi situacija, kad, pavyzdžiui, nėra naktinio staliuko, tai naktinį staliuką mes skolinomės, galbūt salonai yra su kuo draugaujat, iš ko perkat tam tikrus daiktus, tai galima pasiskolinti, bet stengiuosi irgi parodyti, kaip galėtų atrodyti, o ne taip, kaip žmonės gyvena. Ir vaiko kambaryje, tai asmeniniai daiktai, nuotraukos, pertekliniai žaislai, tai tą tokį švaresnį vaizdą irgi pasidaryti. Šiuo atveju matosi lipdukai ant lovos, tai čia fotografas
nenuėmė jų, bet paprastai paprašau, kad nebūtų tokių primenančių jų gyvenamos zonos elementų. Ir inventoriaus checklistas, tai koks yra tas dekoratoriaus survival kitas, tai esminiai dalykai, ką visada imu, tai būtinai mums reikės vazų, būtinai reikės tekstilės, tai tekstilė yra pagalvėlės, pledukai, aš visada kloju lovas, tai aš vežuosi savo patalynės komplektus ir su miegamajam, kas ir išvardinta, tai čia tokie pagrindiniai. Bet kas yra transportavimui, tai niekaip neišsiversim be šitų daiktų. Tai aš esu pastebėjus, kad ir turbūt ir jūs, kai dekoruojat, į savo bagažinę prisideda daug palaidų daiktų ir tada gaunas, kad po vieną tą daiktą reikia neštis. Tai esu pastebėjus, kad man labiausiai pasteisino Jisko ir Ikėjos krepšiai. Tai Ikėjos krepšiai yra tokie platus, tai ten gale yra jis toks mėlynas, nežinau, čia turiu lemputę, ten toks mėlynas, kur pagalvėlė, tai labai gražiai pagalvėlė susideda, o Jisko šalia tas priekyje su raidėmis, jis yra labai gilus, tai ten telpa labai daug tekstilės ir gaunas, kad jūs vienu ar du ėjimais galit pasimti viską, ko jums reikia tam dekoravimui. Tai šitos dalies tikrai neatmeskit, nes aš per savo tą dekoravimo patirtį suprantu tą momentą, kad interjeras gražus, esu pasiruošusi dekoravimui, bet aš realiai, kol nusivežu, susirenku šitos daiktus, aš jaučiuosi atidirbusi ir kai jau reikia turėti tos kūrybinės energijos dekoruoti, aš jau jaučiuosi, kad pietų norėčiau pailsėti, bet nesakykime to dekoruoti. O jeigu ateinam į objektą, kur ten veidrodžiai yra nevalyti, tai mes dar atidirbam ir tą kitą etapą. Fotografas šalia irgi alsuoja, kad reikia skubintis, nes terminas irgi yra kiek skirta, ribotai. Apie miegamąjį. Tai inventoriaus checklistas, tai miegamajam, kad aš visada kloju pilnai lovą, tai parodysiu 4 būdus, kaip galima pasikloti lovą. Mano mėgstamiausias yra, kad aš imu pilną patalynę, 4 pagalvės, patalinės komplektas, paklodę, kloju lovatės ir pleduką gale. Tai čia mano yra toksai checklistas, bet jūs iš pavyzdžių pamatysit. Dar atkreipkite šitą dėmesį mergaitę, net jeigu jūs turite viską pasiėmę, jums reikia tos burtų lazdelios magiją, kad kai viskas susidėjęs tikrai atrodytų patraukliai. Taip, tai jaukinimas prieš fotosesiją, tai tokie gal praktiniai patarimai, bet labiau, sakyčiau, pasidalinsiu vizualinę iš tai, kas man pasiteisino ir galbūt jums bus taip pat tikslinga. Tai čia dekoravau kitos kolegės įrengtą interjerą, bet situacija yra tokia, kad dažniausiai aš imu 2,20 m tą pačią kaldrą. Aš ją turiu savo, bet sakykime, jeigu nėra tiek daug tų dekoravimų, galima pasiskolinti. Tai čia yra standartinis matmuo, bet jis yra geras iki tol, kol lova yra 1,60 m. Jeigu lova jau yra 1,80 m, tai tada aš su fotografu stumdau iš kampo į kampą. Jeigu jis fotkina į langą, tai aš tą kaldrytę perstumiu, kad jinai kristų, nes čiužinys aukštesnis. Tai gaunasi, kad tas 2,20 m tokia jau kaip servetėlė atrodo, trūksta to, kad ant šonų nukristų. Tai čia mano toksai yra, kad jeigu 1,80 m čiužinys, imkite didesnę 2,20 m, 2,40 m ir paprastai galima skolintis, aš parašysiu sąrašą, su kuriais aš draugauju, gal jūs turite savo salonus, iš kur galite pasiskolinti. Čia yra mano tipinis dekoravimas, kaip aš kloju lovą. Tai yra 4 pagalvių kompozicija, tai aš naudoju 4 tas pagalves. Skirtingi užvalkaliukai, tai tuomet dar pleduką kojų galyje įdedu. Tai čia daugiau pavyzdžių to paties, kad 4 pagalvės ir pledukas gale. Dar kitas, kurį naudoju, tai būna, kad norisi akcentinės spalvos, kaip šiuo atveju, tai tos pačios 4 pagalvės, bet atsiranda dar dekoratyvinė pagalvėlė ir vis tiek pledukas, bet aš jau tada suvedu šitas spalvas. Ir čia vėlgi tas pats parodymas, kaip 4 miegamojo pagalvės ir dekoratyvinė pagalvėlė atrodo. Taip, dar darausi, kad yra 2 pagalvės ir 3 dekoratyvinės pagalvėlės, bet mano principas praktiškai visada yra tas pats lovų klojimas, kad kai apvilku tą kaldrytę, aš ją atraitau kaip viešbutyje į priekį, kad parodyti tą kraštą ir šiuo atveju aš dėjau ne gale pleduką, o dėjau lovatėse ir ją taip pat kraščiuku atlankščiau. Tai tiesiog ir fotografuojant tą lovą gana tvarkingai atrodo ir
tokia užbaigta. Tai va, čia daugiau kadrų su to pačiu paklojimo būdu, kad 2 ir 3 kombinacija. Tik tais, va, kairėje pusė yra su lovatėse, dešinėje jau tada su pleduku gale. Ir miegamojo dekoravimo atmintiniai, na tai iš esmės, kas reikalinga, viskas lovai pakloti. Ir čia yra mano draugai, su kuo sudraugauju, gal jūs turite savo, bet man dažniausiai Saulės patalynė skolina tos daiktus, jeigu reikia. Susitarimas dažniausiai kaip ir su visais kaip čia produktų tiekėjais, jie nori nuotraukų už tai, bet kai mes pasidarom fotosesiją ir kai nereikia patiems pirkti tų patalynės komplektų ir turbūt kartinių, tai tom nuotraukom tikrai nesunkiai galim pasidalinti. O dekoratyvinių pagalvėlių magijos čia nėra, standartinės parduotuvės, H&M, Zara Home arba kažkur, kur akis krenta, tai aš dažniausiai pagalvėlės perku savo, jos yra mano asortimente, bet situacija būna tokia, jeigu atitaikau tą klientų stilistiką, tai klientai jos ir nusiperka. Na, nesako, pamatėm, kaip atrodo vietoj. Ir tinka. Dabar su vazom. Tai vieni iš tų pagrindinių dalykų, tie par tekstilės yra ir tie aksesuarai, tai čia yra mano aksesuarų, sakykime, kur aš jų labiausiai ieškau. Tai gal šiai dienai truputėlį pasikeitė, sakyčiau, Cindy stylas yra atsinaujinęs, aš su jais sudraugauju, yra tam tikros vazos, kur Šiaurės šopas turi, bet kokiu atveju, galbūt yra salonai, su kuriais jūs sudraugaujat, tai ten, kur turite draugystę, tikrai mielai paskolina daiktus. Čia yra tiesiog, kas man veikia. Ir dabar kaip yra pagrindinis dalykas, tai kaipgi reikėtų vis dėlto dekoruoti, tai visą laiką kyla klausimas, kaip padekoruoti, kad neužgožti to interjero. Tai aš mėgstu grupuoti ir grupuoju po 2 arba 3 daiktus. Tai 2 daiktai, vat, kaip kairiai pusė, tai čia yra sala ir naudoju didesnę vazą ir dubinį vaisiams, bet jeigu naudoti porinius elementus, aš labai mėgstu tada 2 vazas iš tos pačios kolekcijos, tik skirtingų aukščio. Tai tada irgi užpildytai atrodo. Sluoksniais, tai sluoksniai, kad tarkim ant knygos padėti aksesuarą ir taip pat atkreipti dėmesį, kad kai padedam kažkokį elementą kaip augalą, šiuo atveju augalą skolinausi iš gėlių salono ir atsivežiau į dekoruojamą objektą, nes jis buvo toks labai vyriškas, jisai juodas, daug tamsios spalvos ir tarsi to akcento norėjosi, bet kai fotografas padarė nuotraukas, tiesiog pamačiau, kad tie daiktai, kur yra kampe, jie neturi savo grupės, bet jie vis tiek sukuria grupę bendrame kadre, tai tas kadras irgi yra nuo staliuko. Ir daiktų grupavimas. Čia mano labai senas, gal prieš 5 metus atliktas interjeras senjorams. Ir turėjau dilemą, tai kaipgi pasidekoruoti tą praustuvo stalviršį, kad jis gražiai atrodytų toms nuotraukom, tai pasidariau tiesiog 3 variantus. Tai jūs pasižiūrėkite tuos 3 ir padarykim tokį nubalsavimą. Kam gražiausias yra pirmas variantas? Pakelkit ranką. Turim 3, 4. Kam antras? 2, 3, mažiau. Ir kam trečias? Kažkaip keista, visiems va, tas trečias yra patraukliausias, man pirmas yra mieliausias, man, bet būtent, taip, būtent tas ir yra, kadangi čia darom fotosesijai, tai man gražiausias yra pirmas, nes jis yra labai minimalistiškas, yra 2 vazos, 2 elementai, jie skiriasi aukštumu, bet, pavyzdžiui, trečias, jis jau antras ar trečias, jis daugiau atitinka tematiką, kurioj zonai mes dekoruojam. Bet kai aš kėliausi portfolio nuotraukas, aš pasirinkau labiau pirmą, nes tiesiog antram ir trečiam yra daugiau fokus taškų, kur akis fokusuojas ir aš tokį pajutau, kad žiūriu labiau į detalės negu į patį interjerą. O man šiuo atveju buvo svarbiau, kokios plytelės yra, koks sprendimas padarytas, kad praustuvas yra dešinėje, o kairiai pusėje ten atsidaro skalbinių krepšys, tai tiesiog pasirinkau tą pirmą. Ir daiktų grupavimas, tai aš naudoju tos porinius elementus ir trikampio principų. Tai čia poriniai elementai, kaip minėjau, kad man labai patinka vazos, kurios yra tos pačios kolekcijos, bet yra skirtingų dydžio. Tai jos gražiai tada atrodo tose zonose, kur nesinori perkrauti. Tai pirma nuotrauka buvo naktiniai staliukai prie lovos, antra yra koridoriaus spintelė, konsolė, saloje tą patį naudoju. Ir trečioji nuotraukų yra 3 paviršiai, kur naudojau po 2 elementus. Tai tiesiog, kai dekoruojam, pagalvokit, kad
būtų keletas dalykų. Čia man labai primena tą tokį pasakymą, kad jeigu batai tinka prie visko, jie netinka prie nieko. Ir dažnai būna, kad nusiperkam kažkokį, tarkim, rūbą ir po to jį sunku pritaikyti. Tai kalbant apie dekorą, aš naudoju tą patį principą, kad perku grupėmis ir poromis. Kad jeigu vazas, tai 2 perku. Jeigu ten patalynės komplektą, tai visą setą pilnai. Pagalvėlės, paklodė, lovatėse, pledas, kad tiktų. Nes po to sunku yra komplektuotis arba labai daug resursų užtrunka, kol mes važiuojam po salonus, susirenkam viską. Tai irgi poriniai elementai. Tai retai aš naudoju gendantį maistą dekoracijose. Bent jau mano asmeniniai interjerai, jie daugiau yra kreminiai, tai pastebėjau, kad man labai gerai veikia į dubinį sudėti riešutai. Lazdyno, graikiniai, jie turi tūrę, jie yra neutralios spalvos ir jie man iš fotosesijos į fotosesiją gali keliauti. Ir trikampio taisyklė, tai vėlgi kaip pasidekoruoti, kad atrodytų gražiai ta kombinacija. Tai čia viename paveikslėlyje nėra to trikampio taisyklės. Tai trečiame, tai trikampis jisai nebūtinai susidaro iš 3 elementų, bet turi būti elementai, kurie yra nuo mažiausio iki aukščiausio ir aukščiausias yra per vidurį naudojamas. Nes jeigu naudosim tą tokią, sakykime, kompoziciją kaip trečiame paveikslėlyje, tai trikampis, kad susidarytų, mums reikėtų arba stalinio šviestuviuko, tarkim, šalia žvakių, arba aukštos vazos, kad galėtų tą trikampį sudaryti, tai tuomet atrodys, kad, užbaigtai ta zona. Tai va tuo trikampį, ypatingai jeigu mes suprojektuojam kokias nors lentynas, kur yra knygos ar aksesuarams ir norisi jas sudėti, tai aš stengiuosi žiūrėti, kad trikampio principų būtų. Ir čia iš mano realių dekoravimų, kaip tie trikampiai atrodo, tai kairėje pusėje yra trikampis trikampyje, tai didysis trikampis pažymėtas jau yra, o mažasis yra koralas, koralo viršus ir tada tos 2 žvakės taip pat sudaro trikampį. Tai kitose nuotraukose irgi dedu tos dekorus, kad į trikampį susižiūrėtų. Jei trečią nuotrauką pažiūrėtumėm iš toliau, tai irgi bus dar didysis trikampis, nes yra paveikslas aukštas ir dar tokia aukšta vaza stovi iš šono. Tai irgi susidaro trikampis trikampyje. Ir įjaukinimas prieš fotosesiją, tai dekoravimo principai. Aš kažkaip galvojau, kad čia labai daug išsiplėsiu, tai daug labai nutryniau, palikau tik rišantį elementą. Yra galbūt ir pas jūs tokių situacijų, kad klientai jau gyvena, noris atlikti fotosesiją, bet nėra visi elementai iki galo supirkti ar jau atkeliavę, kas yra užsakyta. Tai mano atveju buvo, kad trūko kilimo, aš jau užsakiau internetu ir kairėje nuotraukais gana neblogai atrodė vakare, kai buvo saulėlydis, jis toks kreminis. Po valandos, kai saulė nusileido, įsijungė tas lubinis apšvietimas, tas kilimas tapo toks gelsvas ir prie to bendro koncepto nebesižiūrėjo, o trečioje nuotraukoje kėliau paveiksliuką, kaip atrodo virtuvė. Čia yra ta pati erdvė, svetainė ir virtuvė, tai tiesiog iš to kilimo norėjosi kito kolorito. Tai aš jį pakeičiau į tokį, kuris sujungia visas, sakykime, erdvės spalvas ir aš jį vadinu rišančiu elementu. Tai kilime matosi tos kelios kreminės ir pilkos spalvos, kur atsikartoja visoje toje zonoje. Tai su kilimais gana nesudėtingai irgi. Galbūt yra salonai, su kuriais sudraugaujat. Aš pasikraunu kokius 2-3, kad žinočiau, kas geriau atrodo, vežu į objektą, dekoruojamą patiesiu ir jeigu sakime, būna užsakovai namuose, dažniausiai kilimą ir pasirenka, jeigu dar nebuvo iki šiol išsirinkę. Tiesiog kilimas tas elementas, kur geriausia į jį pasižiūrėti primatavimo būdu, bent jau šitas man veikia. Ir rišantis elementas yra paveikslai. Tai tokiu atveju, jeigu interjeras, šiuo atveju čia yra parduodamas nekilnojamo turto nuotraukos iš skelbimo, aš jį pilnai apstačiau baldais. Jame nebuvo jokių, sakime, mobiliųjų baldų, bet buvo virtuvė ir virtuvė buvo salotinė, tai galbūt ir, sakime, mūsų interjeros yra tam tikrų elementų, kurie yra ryškesni. Tai aš tengiuosi ieškoti to ritmo ir atkartojančio elemento. Tai šiuo atveju pas tapytoją paėmėm paveikslą, kuris yra
toks abstraktus, bet jisai baltas ir mes tokio pat intensyvumo paėmėm elementą ir žalią juostą padarėm. Tiesiog, kad tas vienas elementas, kuris yra interjere ryškus, jis nebūtų vienišas, o jis būtų atkartojamas. Tai turbūt ir pas jūs įrengiamuose interjeruose turite kažkokią akcentinę spalvą, kur paieškoti, kur ją galima atkartoti. Tai nebūtinai taip drastiškai, kaip sakime, paveikslė, bet tai gali būti tai, kas lengvai keičiasi. Pledukai, pagalvėlės, namų kvapai, galbūt žvakės, vazos iš to kolorito. Ir čia iš esmės yra visi tie esminiai dalykai, kad kai nuasmeninam zonas, tada perinam prie to, kokios yra tam tikros dekoravimo taisyklės ir pagalvoti apie tą rišant elementą, kad visą interjerą surišti vieną. Bet esminis dalykas mums, interjero dizaineriams, fotosesija iš esmės yra šventė. Jūs nepamirškit pasidžiaugti tuo momentu, pasidarykit ir savo nuotrauką, kadrą, išgerkit šampano vakare, čia turbūt jūsų bus metų, 2, pusmečio, nežinau, kiek jūs trukot laiko, bet paminėkit tą dieną, kad užbaigėt savo etapą ir pasimėgokit tuo, ką sukūrėt. Tai čia irgi 3 metus įrenginėjo namą, tai dabar jį užbaigėm, atlikau fotosesiją ir aš tikrai labai džiaugiausi tuo, paprašiau, kad fotografas mane irgi įamžintų tame interjere, nes man kaip kūrėjai tai yra šventė. Tai nors daug labai yra ir tos logistikos ir galvojimo, kaip čia daryti, galbūt ir interjeras nėra iki galo sutvarkytas, ar ten dušo stiklas ten su lašiukais aplipęs, o ten kadre matysis, fotografas skubina, suraskit po viso šito irgi laiko pasidžiaugti tuo, ką sukūrėt. Tai iš esmės aš jūsų kolegė Sandra, mano braižą galbūt matėte, aš irgi čia turiu showroomą. Tai galite užeiti pasižiūrėti, iš šiuo metu gal kiek tuštesnis, nes mes atnaujinam tą kolekciją ir tuos baldus. Tai čia šito showroomo principas yra, kad maždaug į metus 3 kartus jį atnaujinti pilnai, tai gal mes ant sienų jų negriausim, bet dabar pilnai bus nauji šviestuvai, nauji kietieji baldai, nauji aksesuarai pastatyti. Tai kai užeisit, užeikit pasidžiaugti ir tuo, sakykime, ką jūsų kolegos galėjo sukurti. Bei matau, kad čia labai mylima yra vieta, kai fotografuojami dizaineriai. Tai jau ne pas vieną kolegą mačiau, kad profilio nuotrauka iš labai tokios artimos pažįstamos erdvės. Tai džiaugiuosi, kad naudojatės tą erdvę. Tai iš esmės mano palinkėjimas jums, kad pasimėgaukit tuo, kad kuriat. Ir jeigu reikės iš esmės jums kažkokios pagalbos, aš irgi galiu padėti padekoruoti arba nukreipti tuo keliu, pakonsultuoti. Tai gerų jums įrengimų ir gražių fotosesijų su projektu. Turiu paruošęs tokius kelis suvenyrus, aš galiu dabar padalinti, bet galiu ir vėliau, bus daugiau paslapties, tai vėliau. Nedažnai pasiimu tokią rolę, realiai turbūt esu vienam panašaus tipo seminarė buvęs, aš šiaip ir kelis matau veidus, man atrodo, pažįstamus, ar ne? Jo, vis fain. Tai galbūt nebūsiu labai sklandus, šiek tiek pašokinėsiu nuo temos ant temos, bet pradėkim. Mano vardas Ignas, 14 metų, vakar švenčiau gimtadienį įmonės, mes rūpinamės verslo erdvių kvapais. Tai reiškia, jeigu žinote verslo centrą, į pardavimo saloną, viešbutį ir jūs pasitinka tam tikrą kvapo atmosferą, didelė tikimybė, kad aš ten pridėjau ranką. Ir, aš galvoju, kad išmanau savo darbus, vis lengviau ir geriau viskas sekasi. Iš karto atsakysiu į klausimą, mes nekuriam kvapų, mes nekomponuojam, mes negaminam savo kompozicijų, mes esam savotiški kvapo stilistai. Tai reiškia, kuriam savo kolekciją, šiai dienai mes turim daugiau negu 100 pavadinimų ir kasdieną vis mokomės tuos kvapus pritaikyti aplinkoje. Didžiausi mūsų pagalbininkai, aišku, yra
tų verslų arba tų namų šeimininkai. O jų geriausi pagalbininkai yra interjero dizaineriai. Galiu iškart pasakyti, turbūt geriausi projektai, kokius esam padarę, kurie man įsimintiniausi, dažniausiai buvo derinti, dirbta kartu su interjero dizaineriais. Jūs kasdieną turbūt kuriat interjerus, ieškote spalvų, medžiagų, tam tikros harmonijos ir manau, kad jums yra lengviausia konkrečiai erdvei, kurią kuriat, parinkti aromatą, kuris derėtų, kuris nekontrastuotų, atvirkščiai papildytų ir padarytų erdvę vis, reiškia, geresnę, labiau išraiškingą. Tai pakeisiu skaidrę dabar. Tęsiant mintį, jo, iš tikrųjų kvapas gali papildyti, kvapas gali praturtinti ir jisai gali tapti ir dizainerio braižo dalimi, tam tikrų jūsų ID. Tikiu, kad kiekvienas, matau, kad ir bičas yra, tai sakau, ne kiekviena, kiekvienas, reiškia, kiekvienas turite savitą stilių ir na, tą stilių galima komponuoti, šalia dėti kvapą ir turėti tą nepamirštamą įspūdį. Mano įrankiai. Turbūt pagrindinis dalykas, kuris lemia darbų sėkmę, tai yra pasirinkti geri įrankiai. Tai yra du, reiškia, yra technika. Aš vieną iš pavyzdžių šiandien pastačiau prieš jūs. Toks kubukas. Reiškia, mes jau turim visą eilę įvairios paskirties, aš šiek tiek plačiau papasakosiu vėliau. Tačiau pagrindinis dalykas, kuris įdomus mano klientams, yra ne technika. Pagrindinis dalykas yra kvapas, tai yra kvepalai. Ir šitoje vietoje, klyst aš negaliu. Dėl to pasirinkti partneriai ir tiekėjai yra aukščiausia kokybė darantis. Tai nepaslaptis prancūzai. Prancūzai, kurie komponuoja kvapus tikriausiai tų pačių dizainerių kvepalams, kuriuos jūs naudojate asmeniškai. Mūsų kvepalai skiriasi nuo jūsų purškiamų ant savęs, tik tai tuo, kad jie yra koncentruoti. Tai yra esencija, aliejus. Jeigu jūsų kvepaluose yra apie 12-15% kvepalų, mano kvepaluose yra 100% kvepalų. Jo. Geresni, jie yra tokie patys, tiesiog jeigu mes paimsime koncentruotus kvepalus, jeigu paimsime esenciją ir supilsime į flakoną su purškikliu, tai tiesiog tas aliejus neįsiskaidys į daleles smulkes. Nepavirs tą dulksną, kuri ant jūsų, tarkim, kūno gulasi, ant rankos, ant kaklo kažkur. Jisai išvirkš kaip čirkšlė. Tai dėl to kvepalai yra skiedžiami dažniausiai spiritu, tam, kad jūs galėtumėte juos fiziškai išpurkšti, kad jie pasiskirstų į didesnį debesį. Bet tai ties tuo ir baigim apie tuos kvepalus, kurie skirti asmeniniam naudojimui. Tik tiek, kad gal pridėsiu, kad mūsų kvepalai yra sertifikuoti kaip kosmetinės kokybės produktas. Mes jų neparduodam kaip kosmetinės priemonės, bet kokybinis aspektas yra tas. Ir čia yra atsakymas labai daugam, kaip čia dabar čia man sveika bus ar nesveika. Jeigu purškitės kvepalais, reiškia sveika. Aš, pavyzdžiui, purškiuosi iš ryto visą laiką kvepalais ir man sveika, o jums? Matyt sveika, gerai jaučiuosi. Emocija labai daug yra. Emocija iš tikrųjų. Taigi, aš čia nukopinau iš savo puslapio, reiškia, tematikas, mes suskirstę kvepalus esame į tam tikras kolekcijas, bet jos yra pakankamai charakteringos, reiškia, vandens gaiva, gėlės, citrusiniai, nuvalkioti, bet kartais atgimstantis į labai šiuolaikiškus. Skoniai, tai tie prieskoniniai dalykai, kava, cinamonai, reiškia, ir visi kiti dalykai. Medis yra karalius.
nežinau, tikriausiai 80% kvepalų, kurie pas mus išeina, jie turi kažką mediško. Galbūt mediško su kažkuo gaiviu, sakykime, medis su figa yra hitas, nežinau, neįtikėtinas. Iškia, medis su oda, medis su kuo tik tai, nu žodžiu, ta prasme, tai yra medis. Kodėl medis? Nes interjere mes visur galime kažką tai surasti. Akis mato, nosis užuodžia, reiškia, tinka. Taigi, noriu supažindinti su, reiškia, mūsų kolekcija. Pereisim per visus 115 kažkur tai kvapų. Turit laiko šiandien. Mes ties vienu kažkur užtruksim 5 minutės. Juokauju, aš čia praeisiu šitą iš karto. Pabandysiu trumpai papasakoti apie labai buitiškus, aiškius dalykus. Tai kokybę aš jums nupasakojau, prancūzišką, įsitikinsit, bus noras, iš tikrųjų bus pavyzdžiai, kažką tai gausite į rankas. Kvepalai yra specialiai sukurti aplinkai kvepinti. Didelė dauguma jų yra inspiruota, nepaslaptis, parfumeriai yra dideli kopijuotojai, tikriausiai kaip ir interjero dizaineriai. Ne? Aš cinikas, viskas gerai, žinokit, jau rizikuoti iki galo. Ja, parfumeriai mėgsta semtis idėjas vieni iš kitų, tačiau ne visi kvepalai, kurie tinkami asmeniniam naudojimui, yra tinkami aplinkai kvepinti, nes asmeniniam naudojimui ypatingai nišiniai sprendimai, jie būna labai charakteringi. Ir garantuoju, jūs turite draugę, kurios kvepalai jūs tiesiog... A ne? Yra? Ja. Ja, bet tos pačius kvepalus, jeigu prie jų priejus tam tikrų kampų, galima paversti aplinkos kvapu, tiesiog išėmus tam tikrus labai charakteringus elementus. Ne savo rankom tą dalyką darom dažniausiai parfumerių, profesionalių rankomis ir dargi mūsų hebra yra didelė. Tai dėl to galim tą dalyką sau leisti, nes, kvepalų modifikavimas, jų gamyba, tai eina kalba apie didelius kiekius, tenais, apie kibirus ir cisternas. Tai mano kukli persona tikrai nepavežtų savarankiškai tokių projektų. Taip, tai yra koncentruoti kvepalai, iš karto, kiek kainuoja kvepintis. Kiek kainuoja kvepinti patalpą, kiek kainuoja kvepinti kažkokią tai, reiškia, pardavimo saloną ar viešbučio vestibiulį, o galbūt asmeninį living roomą, ar ne? Tai čia parodytas butelis, kuris yra 200 ml. Mūsų vidutinis klientas jį naudoja 5-6 mėnesius. Jeigu butelio kaina 105 plus PVM, tai per mėnesį išnaudoja 30-40 eurų. Brangu ar pigu? Noriu nuomonį. Gerai, jeigu turi trobą su living roomu 60 kvadratinių metrų, kas yra turbūt plus minus, ne, vidutiniškai. Pigu ar čia ar brangu? Tą patį efektą turbūt galėčiau pasiekti pastatęs kokius 8 komplektus gerų kvepalų su lazdelė. Mokam skaičiuoti, ar ne? Plius, ką mes turim? Mes turim pastovą intensyvumą. Mums nereikia rinkti dulkių, mus daug mažiau daiktų aplinkoj ir visą kitą. Žodžiu, ką sugebam padaryti tikrai efektyviai, taip išnaudoti kvepalus, padaryti procesą pigų, tikrai pigų, sutikit. Kas yra 30 eurų gerai trobai? Arba pardavimo kažkokiam salonui, viešbučiui. Tai yra, tikrai perkami dalykai. Bet yra kita medalio pusė, yra technika. Jo, technika yra tas slengstis, kurį reikia perlipti. Juridiniams asmenims turim įvairiausių ten būdų, kaip jam padėti, turėti tą techniką, reiškia visokias nuomas prigalvoja. Privatukams, kaip taisyklė, su jais sunkiau šiek tiek dylint, nes jų šiek tiek rizikos didesnės. Toks vat kubas, kaip pavaizduotas čia, jį galėsite ateiti, reiškia, prasičiupinėti, tai yra mūsų pagrindinis šiai dienai įrankis. Aš jį labai įsimylėjęs,
nes jis yra tyliausias daiktas, kokį mes turim ir koks yra rinkui. Jo garsumas yra 20 decibelų. Čia fizikoje yra tokių biškai fizikoje tai suprantančių. Decibelas yra tas triukšmo vienetas ir jeigu mes su šaldytuvu. Tai, sakykime taip, nedėtskas toksai kokybiškas šaldytuvėlis. Jeigu mes jį dabar įjungtume, realiai jūs jo negirdėtumėt, savo troboj turiu baisinę akustiką, nes yra plikos sienos betoninės ir ten tie langai kažkokie nesveiki, kur nieko negirdžiu aš už jų. Tai aš jį girdžiu. Kai muzika neįjungta, aš girdžiu, kaip jisai įsijungia. Bet šiaip jau kažkas tai šiek tiek groja, kažkokia ten viryklė užia, tikrai nesigirdi ir tai yra toksai, nu, sakykime, verslo klientui apskritai begarsis, privatukui šiek tiek toksai, laiks nuo laiko įsijungiantis šaldytuvas. Kvėpinimo gale. Gale yra, mes matuojam kubais, mes sakom 1000 kubinių metrų, bet jeigu pavertų žmonių kalba, ten gali iki 200-300 kvadratinių metrų jisai dirbti. Tai, sakykime, mano troboj, ten tuose 7-5 kažkur kvadratiniuose metruose, kur apima virtuvę, saloną ir prieškambarį, aš naudoju 15% intensyvumą. Tai reiškia, kad jisai dirba 15% laiko. Jisai įsijungia ir tada vėl tylus savo ramus stovi. Kainuoja tai pigiai, kainuoja 1090 plus mokesčiai. Čia va šitas, taip. Tai yra grynas profesionalas, surinktas olandiškom rankom. Mes labai daug jų perkam ir naudojam savo poreikiam, tai yra nuomojam verslo klientams. Negalim sau leisti jokio kiniečio arba kažkokio pigaus daikto, kuris įdarbintų mūsų kojas. Kojos šiais laikais labai brangu. Ten Mažeikių rajonas, labą dieną, čia biškai pagedom. Ja. Tai šitą savo negalim leisti, dėl to esam pasiėmę aukščiausią kartelę, geriausią kartelę ir, realiai neturim rūpesčių. Eksploatuojam turbūt daugiau negu 1000 renginių šiai dienai, labai įvairaus amžiaus. Ir realiai ne vieno dedikuoto žmogaus, kuris rūpintųsi techninę priežiūrą. Tai čia mūsų yra pasirinkimas, bet aš iš tikrųjų matau, kad jau mūsų visuomenė yra pribrendusi prie gerų daiktų. Jūs dirbat kasdieną su klientais, tikriausiai tas pandemijos lūžis. Nežinau, kažkaip tai aš jį jaučiu, ne? Pandemija įvyko ir visi kažkaip tai daiktai atpigo staiga. Buvo labai labai brangu ir tapo visiškai prieinama. Taigi, profesionalumas tai reiškia 7 metų garantija, tai yra remontuojami daiktai, jeigu taip nutinka, tai jų nereikia išmesti, tai yra labai tvaru, nes per 14 metų, kaip minėjau, gimtadienis buvo vakar, tokius panašius daiktus prigytus prieš 14 metų mes dar sėkmingai nuomojam. Tai dėl to labai gerai gyvenam. Ačiū. Va. Valdymas yra per programėlę. Turiu apsiuką, įsijungiau, susidėliojau grafiką, kuriom valandom aš noriu kvėpėti, kaip intensyviai noriu kvėpėti. Čia yra profesionalus požiūris. Kas yra lazdelės, kas yra purškalai, tikrai galim pasiekti tą efektą, bet prikvėpinau, galbūt per daug, tada įsivedino per mažai, lazdelės uždžiuvo, atverčiau, įsimozojau, ten dulkes pritaškiau, kažkiek kvėpėjau, nustojo. Jeigu aš noriu, kad kvėpėtų taip, ir turi kvėpėti taip. Jeigu aš įjungiau šviesą, tai reiškia, man turi to intensyvumo ir šviestą, ar turi nublėsti kaip žvakė, tada vėl užkursim tą šviesą. Ina pas mus yra specialistė šviesos reguliavime ir garso. Garsas geras šiandien. Taip, tai yra pastatomas įrenginys. Turim mano inžinerinę, taip sakant, mano inžinerinį ego palaikantį įrenginį, kuris yra skirtas naudoti paslėptas. Kai ponios pas mane prieina, tarkim, kokioj parodoj,
jos visos glosto, sakykime, šitą kubą, sako, aha, labai norėčiau salonę. Vyrukai sako, galima į rekupą kaip nors? Galima. Galima. Jisai šiek tiek baisesnis, bet turi labai fainą technišką pajungimą prie ortakio. Mes jį jungiam vamsdelį, kuris yra piršto storumo, 10 mm. Mes jį sujungiam su ortakiu ir visur, kur jisai nukeliauja, reiškia, mes turim kvepiančias aplinkas. Lygiai taip pat kainos prasme tai yra 1:1. Šiek tiek daugiau, aišku, man tenka serviso tokiam dalykam daryti, nes reikia padėti įsiinstaliuoti, tai tas dalykas yra įskaičiuoti. Jo kalibras lygiai tas pas, maždaug nuo 2 iki 300 m². Kaip tai yra padaroma? Matytas vaizdas šiandien, ar ne? Tie makaronai šitam katiliniai. Jeigu mes norim užkvėpinti visas patalpas, kurios yra vadinamas, mes pasijungiam į pagrindinį vamzdį, kuris išeina iš rekupo. Jeigu norim kvėpinti tam tikrą patalpą, kuri yra, kaip taisyklė, salonas, ar ne, tas living roomas. Aš teisingas vadinu, living roomais vadinu dabar. Gerai. Svetainė. Aš toksai biškai iškrypusi mano kalba. Tai pasirenkam tą makaroniuką, kuris yra maitinantis konkrečią patalpą, įsijungiam ir turim rezultatą. Šiaip labai faina paslėpti visus daiktus. Tai va, reiškia, kvėpinimo sistemą ir galima paslėpti. Nežinau, turbūt naujos dabar trobos nesistato be rekupų, ar ne? Dabar ten pliusai tie ir kad ir butai netgi turbūt turi savo rekupus ir esam beje ne vienam bute paleidę būtent per vėdinimo sistemas. Ką aš dar paruošęs, reikia pasižiūrėti. Aha. Kuo aš galiu būti naudingas, tai galima daug klausyti apie kvapus, bet juos reikia užuosti. Tikrai skirsiu kiekviena iš jūsų laiko. Paprastai mes pasėdėm valandėlę. Ir tai yra ta būtina pažintis, per kurią mes susipažįstam su kvepalų kolekcija. Visi turim savo skonius, aš juos girdžiu. Jūs nupiešėt vietas, kuriam dirbat, ar ne? Aš iš karto galiu pasiūlyti keletą variantų, kas mano supratimu tiktų jom. Tobulinu savo šitą savybę visada, stengiuosi vis atrasti gerų dalykų. Tai tikrai kviečiu susipažinti arčiau. Pas mus biure turim tam tikrą patogią, fainą, jaukią vietą, kur galima atsisėsti ir pasidalinti pavyzdžiais. Kaip taisyklė, klientam paruošiam po susitikimo, sakykime, kokius 7-12 kvepalų variantų. Yra labai patogus, telpa į kišenę. Ir netgi po keleto mėnesių jie lieka gyvi. Skirtingai nuo ten tų, reiškia, kur oro uostose gaunat, ar ne, tie pavyzdžiai. Sekančią dieną kvepia, tikriausiai ne. Maniškiai kvepia pusę metų. Jo, tai tikrai labai siūlau skirti tą valandėlę laiko. Kiekvienam stiliui, kiekvienam interjerui rasim maždaug iki 10-12 variantų tikrai. Bus iš ko rinktis. Be abejo, su partneriais mes randam finansinių gražių instrumentų, kaip susidraugauti. Ir jeigu kalbant apie servisą, apie priežiūrą, apie tą tokį testinumą, tai turbūt eina kalba daugiau apie verslo klientus. Nes jeigu namų šeimininkė dažniausiai žino, ko turi namai kvepėti ir pati moka pasireguliuoti, tai verslams reikalinga priežiūra, kad atvažiuotų technikas, sutvarkytų ir vėl keletą mėnesių tie kvapai veiktų. Tai šitas servisas pas mus yra pakurtas, yra specialus žmogus, kuris turi savo Excelį ir, reiškia, tas vietas prižiūri. Namuose vyksta šiek tiek kitaip. Namų šeimininkė sako, man šitą ir šitą kvapą, o tada jau
namuose vyksta kūrybinis procesas. Sužaliavo viskas aplinkui, aš noriu, kad žalia būtų ir namie. Ateis rudenėlis, noriu, kad būtų šilta, ne, kažkas tai mielo, ateis kalėdos, turim kalėdinių sprendimų. Žinot, tas cinamoninis Jingle Bells, dabar visi juokiasi, ne, iš kalėdų, bet žinokit, už poros mėnesių jau pradėsit ruoštis. Ja, pavasarį kalėdos skamba labai juokingai, bet vėliau nustoja skambėti. Tai va, tai namuose tai yra grina improvizacija, tuo tarpu versle, kaip taisyklė, tai yra tas firminis, aiškus ID, su kurio įmonės nori gyventi ne vienus metus ir su juo reiškia tvirtinti savo ryšį su klientais. Bet ne apie kvapų marketingą turbūt aš dabar susirinkau su jumis pasikalbėti. Pažiūrėsiu, ar dar kažko liko. Jo, čia šitą nusifotkinti, tik tai reikia. Va, tai norėčiau jūsų klausimų, norėčiau papasakot kažką plačiau, jeigu aš kažko nepaminėjau.